BetSafe. Lažybos gyvai. Labas vakaras, futsal mylėtojai, Jonavos sporto arena jūsų ekranuose ir visai netrukus čia prasidės galimai lemiamos rungtynės dėl trečiosios vietos. Mažasis finalas Jonavos Vikingai prieš Vilniaus Turbo Transversas rungtynes ir ten bus žaidžiami dar du kėliniai. Čia Pietinis, Jeremejevas, jo smūgis blokuojamas ir, sakiau, rungtynės dėl trečiosios vietos, o čia smūgis ir vėl jau yra pasirodę aikštėje. Dabar Stonkus perima kamuolį. Labai geras perdavimas ir virpstas. Jeremejevas. Galingas jo smūgis ir 1-0. Jurijus Jeremejevas kokią patranką užsitaiso čia ir šauna į viršutinį vartų kampą. Vikingai priekyje 1-0. Dar kartelį pasižiūrėkite. Super galingas ir super tikslus Jurijus. Kalbėjo apie tai, kad aišku, apmaudu nepatekti į finalą, bet ta trečioji vieta, jeigu pavyktų ją iškovoti. Reimaris ir 1-1. Štai taip. Sužaidus 13 minučių pirmajame rungtynių kėlinyje sugeba Turbo Transfers vėl atstatyti lygybę ir vėl niekas nėra aišku šiandien. Dar kartelį, ši situacija toks labai nemalonus rikošetas Andriui Skorupskui. Jeremejevas nuo kampinio gairelės. Ojojoj. Rado čia Gyti Vasilių visiškai. Mockus, čia gražiai Laurynas Stonkus bandė atlikti perdavimą. Reimaris, jo smūgis. Labai pavojinga. Fantastiškų baudos smūgių išvesti Vikingus į priekį, bet likus žaisti 7 minutės iki kėlinio pabaigos. Deividas Reimaris sugebėjo rezultatą išlyginti, o čia tik prasidėjus antrajam kėliniui Eisvinas. Rezultatyviausia šio sezono lygos žaidėjas Sutyra muša savo įvartį ir siunčia linkėjimus visiems Jonavos Vikingus ir galiam dar kartelį šį situaciją. Na ir vėl rikošetas, kaip ir Turbo Transfers. Sirevičius. Jo perdavimas, Mučinis. Reimaris, čia šansas ir vėl 2-2, vėl lygų. Pavyzdinė Turbo Transfers komandos ataka ir vėl. Viskas grįžta į tą patį tašką, kuriame ir buvo prasidėjus šiai kovos. Tiesa, kamuolys dėl to neatiteks, aišku. Vikingam čia šansas ir 3-2. 3-2 Aivaras Meškinis siunčia linkėjimus į kameras ir Turbo Transfers komanda priekyje, o čia Benas Pietinis dar ir geltoną kortelę už kalbas užsidirba jau pirmajame rungtynių kėlinyje. Buvo įspėtas dar kartelį visa ši situacija ir Turbo Transfers. Zauskas čia šansas ir įvartis. Džiaugiasi Vikingai, kurie lygina rungtynių rezultatą, o įvartį į savosius vartus pasiuntė Ignas Šapola. Tas pats žmogus, kuris išvedė Turbo Transfers komandą į priekį dabar, aišku, nenorėdamas, bet tiesiog netyčia pasiunčia kamuolį į savo vartus ir pasirodymas šiandien yra baigtas. Pietinis gražiai užsikarta kamuolį ir Benas Pietinis vėl išveda Vikingus į priekį. Sako Benas Pietinis, Cristiano Ronaldo įvarčio šventimas ir bando prikelti Jonavos areną. Vėl Benas Pietinis 4-3, likus žaisti 8 minutės 40 sekundžių, dar kartelį. Labai galingas, labai tikslus šioje situacijoje Mantas Leonavičius. Stonkus, geras perdavimas ir 5-3. Martynas Stankevičius muša įvartį, bet visų pirma čia puikiai sužaidė ne kas kitas, o Laurynas Stonkus. Puikiai pasiblokavo kamuolį, dar kartelį visa ši situacija susitvarkė, jie atliko perdavimą į plotą ir vėliau prie Martyno Stankevičiaus nebesuspėjo. Pirmasias rungtynes kauniečiai laimėjo rezultatu 8-4, čia Meškinis ir iš karto duoda naudos. Marijaus Rimo pertraukėlė, Aivaras Meškinis nieko nelaukęs švelnina atsilikimą ir vėl viso labo vienas įvartis skiria komandas. Dar kartelį visa ši situacija.
Reimaris. Makutunovičius, jo smūgis ir čia vėl lygų. Vėl toks keistas rikošetas, bet po jo vėl krenta įvartis. Mantas Leonavičius, būtent jis vėl lygina rezultatą, likus žaisti viso labo 3 minutės ir 9 sekundės. Čia dar kartelį netidžiai žaidžia Edvinas Mučinis, o čia kokia klaida! Kokia klaida! Kokia klaida! Paulius Osauskas muša įvartį visiškai į tuščius vartus, likus žaisti 54 sekundės. Na, kažkas neįtikėtino, dar kartelį. Kažkas neįtikėtino, kaip šitaip suklysti. Vikingai, Jonavos Vikingai yra komanda, kuri 2018-2019 metų BC futsalo lygoje iškovoja 3. vietą.